Kova su stresu iššūkis nemažas. Nesibaigiančios darbinės užduotis gali sugadinti nemažai nervų, o tam esame pasiruošę ne kiekvienas. Tam, kad kompiuteris netaptų priešu, pasinaudokite psichologijos patarimu. Norint sumažinti patiriamą stresą, ypač darbo metu svarbu žinot tokius paprastus, bet efektyvius būdus, kurie daug laiko neužima. Vienas tai elementariausias dalykas yra svarbu daryti pertraukėlės. Pavyzdžiui, kas 40 minučių, kas pusvalandį, per tas pertraukėlės, tiesiog pakeisti pozą, pailsint akis, nukreipiant, pavyzdžiui, jeigu dirbat žiūrėdami į tolį, ir atvirkščiai, jeigu dirbat žiūrėdami į tolį, koncentruoti arčiau atsigert vandens ir pakvėpuoti. Ne veltui yra sakoma, kad sudėtingose situacijose reikia kvėpuoti. Užklupus stresui siūlomą kvėpavimo pratimą galite atlikti tiek darbo kabinete, tiek namuose. Sužinokite, kaip jį atlikti taisyklingai. Sveiki! Šiandieną pabandysim sumažinti streso poveikį kūnui, išbandydami labai lengvą jogos gilųjį kvėpavimą. Taigi, šiuo atveju aš sėdžiu patogioje jogos pozicijoje sukryžiavęs kojas. Jūs galite sėdėti ir ant kėdės. Kad taisyklingai pradėtumėt kvėpuoti pilnų jogos kvėpavimų, pradžiai rekomenduoju uždėti vieną ranką ant pilvo, kitą ant krūtinės ir stebėti, kaip juda rankos kvėpavimo metu. Pirmiausia, kvėpimas yra pilvu, kaip minėjau, krūtinė ir viršutinė dalinė. Iškvepiant pilvas, krūtinė, viskas nusileidžia. Įkvėpimas pilvu, krūtinė, iškvėpimas pilvu, krūtinė. Kai prasite kvėpuoti šituo ritmu, tada jums rankų nereikės. Rankas galite atpalaiduoti, užsimerkti ir visą dėmesį sutelkti į save ir į kvėpavimą. Šitaip galite kvėpuoti apie 5 minučių. Tokiu būdu jūs nuraminsite savo protą, gausite daugiau deguonies ir po kvėpavimo galėsite geriau susikoncentruoti, geriau įvykdyti savo darbinės užduotis ir būti pailsėję.